Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį, su jumis sveikinasi Augustas ir šiandien norėčiau pristatyti Viljamo Somerseto Momo kūrinį Aistrų našta. Nieko nelaukdami, iškart pradėkim. Norint geriau suprasti literatūros kūrinį, reikia išmanyti knygos parašymo kontekstą. Dažniausiai kontekstai skirstomi į kelias rūšis – istorinį, autobiografinį, socialinį, kultūrinį ir taip toliau. Visgi šiandien ypatingą dėmesį norėčiau skirti knygos autoriaus Viljamo Somerseto Momo biografijai pristatyti, nes kūrinys Aistrų našta turi daug sąsajų su rašytojo gyvenimu. Momas gimė 1874 metais Paryžiuje, tačiau užaugo angliškoje aplinkoje. Vaikystėje rašytojas neteko abiejų tėvų, todėl buvo išsiųstas pas griežtą dėdę, anglikonų dvasininką. Globojamas dėdės, rašytojas jautėsi vienišas, nemylimas ir nepageidaujamas. Vėliau jis pripažino, namai buvo be meilės, be šilumos, be džiaugsmo, o dėdė nors ir geranoriškai elgėsi, tačiau visiškai nesuprato žmogaus prigimties. Šios patirtis vertė rašytoją kritiškiau vertinti savo gyvenamąją aplinką, ieškoti meilės, ciniškai žiūrėti į gyvenimą. Būtent šie motyvai atsispindi ir Aistrų naštoje. Be to, Momas kentėjo nuo mikčiojimo, jis drovėjosi kalbėti viešumoje, todėl daugelis bendraamžių klaidingai laikė jį arogantišku. Šis kompleksas sustiprino rašytojo vienišumo ir emocinės izoliacijos pojūčius. Vis dėlto dėl mikčiojimo rašytojas pradėjo geriau suprasti save ir aplinkinius. Jis buvo labiau linkęs klausytis ir stebėti kitus žmonės negu kalbėti. Šis jautrumas ir gebėjimas analizuoti kitus ir save perteikiamas ir Aistrų naštoje, pavaizduojant, kokią įtaką luošumas turi pagrindinio veikėjo Filipo gyvenimui. Galų gale Momas ilgą laiką ieškojo savo pašaukimo. Jis studijavo mediciną, daug keliavo po Europą, kol galų gale tapo rašytojas. Reikia neužmiršti, kad šis etapas rašytojo gyvenime sutapo su modernizmo atsiradimu. Todėl būtent Aistrų naštoje pavaizduota tais metais suformuota rašytojo pasaulėžiūra, kuri labai atitinka modernizmo dvasią. Tai yra idealų griūtį, egzistencializmo filosofijai artimą suvokimą, kad tik žmogus suteikia savo gyvenimui prasmės. Toliau trumpai norėčiau pristatyti kūrinio siužetą. Knygoje parodomas Filipo gyvenimas, abiejų tėvų netektis, vaikystė praleista bažnyčios aplinkoje pas vikarą dėdę, jaunystės kelionės po Europą ir savęs paieškos. Per tuos metus Filipas sutinka daug įdomių žmonių, iš kurių nemažai ko išmoksta. Skaitant knygą, įdomiausia yra stebėti Filipo vidinius konfliktus susijusius su jo troškimais, kartu su pagrindiniu veikėju ieškoti gyvenimo prasmės. Filipo kelias – tai savęs pažinimo ir vidinės brandos kelionė. Pirmiausiai, apžvalgą reikėtų pradėti nuo autoriaus rašymo stiliaus. Nešvaistysiu brangaus laiko kalbėdamas tokias klišes kaip knyga parašyta logiškai, aiškiai ir įdomiai, nes priešingų atveju ji netaptų klasika. Vis dėlto norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad Viljamo Somerseto Momo rašymo stilius yra pasiekęs visišką kūrybos viršūnę. Mano manymu, idealūs literatūros kūriniai pasižymi tuo, kad nurodo konkrečias problemas ir idėjas, tačiau tai nedaroma visiškai nuo A iki Z atskleidžiant temą ir tokiu būdu nepaliekant skaitytojui pačiam mąstyti ir nuspręsti, kas jam yra priimtina, o kas ne. Būtent toks kūrinys yra Aistrų našta.
Pavyzdžiui, man labai patiko scena, kai Filipas po daugelio metų sugrįžo aplankyti savo buvusią mokyklą ir sutiko nepažįstamus mokinius. Šis įvykis persmelktas Filipo liūdesio. Melancholiškai nusiteikęs galvojo, kokia praraja dabar jis skiria nuo jų. Su karteliu turėjo pripažinti, kaip daug norėjo nuveikti ir kaip mažai ten nuveikė. Ši scena yra man ypač artima, nes primena, kaip greitai keičiasi kartos ir koks laikinas yra žmogaus gyvenimas, nes jo vietą pakeičia kiti. Be to, šis epizodas parodo, kaip akimirksniu blėsta jaunystės svajonės. Vis dėlto, kūrinys Aistrų našta labiausiai išsiskiria dėl veikėjų. Kūrinyje pristatyti veikėjai yra ryškūs ir įtikinami, o daugelis iš jų turi įtakos siužetų vystymui ar simbolizuoja tam tikrą filosofinę idėją. Pavyzdžiui, kūrinyje pristatomas nesėkmingas dailininkas Fuane, kuris yra nuolat suirzęs ir niūrus. Jis lankosi dailės akademijoje ir kritikuoja mokinius. Iš pradžių gali pasirodyti nesuprantamas toks vyro elgesys, tačiau vėliau Filipui paprašęs Fuanės patarimo apie tolimesnę dailininko karjerą, šis patarė pagrindiniam veikėjui pabandyti laimę kitoje srityje. Pasirodo, kad Fuanė graužiasi, kad gyvenimą iššvaistė dailiai, kuriai gabumų neturi. Skaudu įsitikinti savo vidutiniškumu, kai jau per vėlu. Charakteris nuo to negerėja. Dėl šios priežasties Fuane stengiasi palaužti jaunus ir negabius menininkus, kad jų neištiktų toks pats likimas kaip ir jo. Galų gale kūrinyje Aistrų našta svarstoma apie daug universalių temų ir problemų. Rutuliuojant Filipo istoriją, kalbama apie tokias temas kaip santykių su aplinkiniais, savirealizacijos sunkumus, gyvenimo prasmę, viešumą. Visgi kūrinio pavadinimas Aistrų našta užkoduoja pagrindinę romano temą – aistrų įtaką žmogaus gyvenimui. Tiesą sakant, skaitant pirmąją kūrinio dalį, atrodė, kad kūrinys lyg ir parodo, jog nevaržomi ir impulsyvūs žmogaus troškimai gali stipriai jam pakenkti. Tokia mano interpretacija atsirado dėl to, kad Filipas, nors iš šalies atrodo esantis labai santūrus ir ramus vaikinas, nuolat vadovaujasi tokiais jausmais kaip lengvabūdiškumas, tuštybė, susižavėjimas ir padaro daug iracionalių klaidų, kurios ilgainiui tampa jam našta. Jis įsimyli merginą, kuri jo nevertina ir negerbia, iššvaisto didelį tėvo palikimą. Vis dėlto jau kūrinio pabaigoje aistros įgyja naują motyvą. Jos pradeda simbolizuoti ateities vizijas, kuriomis apsėstas Filipas negali mėgautis dabartimi. Apie šią problemą Filipas kalba šitaip. Mano bjaurus charakteris. Aš taip karštai svajoju apie būsimus planus, o kai jie pildosi, visada jaučiuosi nusivylęs. Kai kurios skaitytojus gali erzinti pagrindinis veikėjas Filipas. Vaikinas nuolat abejoja, keičia profesijas, daug keliauja. Ir nors negalima teigti, kad tais momentais neįvyksta pagrindinio veikėjo vidinis augimas, tačiau jis nesavirealizuojasi konkrečioje srityje. Nuolatinės Filipo abejonės gali pabosti žmonėms, kuriems patinka užtikrinti, savimi pasitikintis veikėjai, kurie tiksliai žino, ko nori gauti iš gyvenimo ir to užsispyrusiai siekia. Nepaisant to, šiandien, kai daugelis žmonių irgi blaškosi tarp profesijos pasirinkimų, Filipo istorija atrodo aktualesnė negu bet kada. Todėl manyčiau, kad daugelis žmonių vis tiek rezonuos su Filipu.
Kitas dalykas, kūrinyje galima aptikti veikėjų, kurie sukelia daug neigiamų emocijų. Pavyzdžiui, Mildreda, mergina, kurią įsimyli Filipas, yra vienas labiausiai erzinančių veikėjų. Ir nors su ja skaityti scenas nėra malonu, tačiau jos buvimas romane yra būtinas. Be jos neįvyktų Filipo vidinis augimas. Viską apibendrinant, kūrinys Aistrų našta paliko man ypač malonų įspūdį dėl veikėjų realistiškumo, autoriaus rašymo stiliaus ir dėl to, kad kūrinyje kompaktiškai nagrinėjami svarbiausi žmonijos klausimai. Manyčiau, kad romanas labai patiks žmonėms, kurie, kaip ir Filipas, kritiškai vertina visuomenę ir ieško gyvenimo prasmės. Be to, knygą ypač verta perskaityti ir dėl antraeilių veikėjų istorijų, kurios yra nemažiau svarbios ir jos paliečia tokias temas kaip vidutiniškumas, motinystė, luošumas, skurdas ir taip toliau. O jūs, mano mėlyje kanalo žiūrovai, ar esate skaitę Momo kūrinį Aistrų našta? Kokį įspūdį jis jums paliko? O gal jūs esate skaitę kitus Momo kūrinius? Būtinai dalinkite savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir gal kažką padiskutuosim. Linkiu jums gražios likusios dienos. Viso!